Sveiki, sveiki, naujas objektas, nauji įspūdžiai, net nežinau nuo ko pradėti, ne? Gal nuo tos labai jau tokios įprastinės, gražios, tradicinės tapusios spalvos, ne? RAL 7016, blizgus padengimas, labai gražiai derinasi, atkreipkite dėmesio, kaip viskas sudera. Vat spalvos man tai svarbus dalykas, toksai, ne tos kakofonijos kuo mažiau, kad būtų, tai vat, trinkelės pilkos, medis irgi pilkšvas, vartai pilkšvi, fasadas, viskas taip gražiai integruojasi ir susilieja į vieną. Nieks niekam netrukdo ir neįsišoka. Vat atkreipkite dėmesį, čia dabar yra nepaprastos šukos eko, kurios yra viršūnės pjautos 45 laipsnių kampu, o paimta flat variantas, viršūnės yra horizontaliai nupjautos lygiai. O kodėl tai padaryta, galite jau suprasti. Stogai horizontalūs, vienaaukščiai, visos griežtos linijos, taigi viskas sulyginta ir padaryta va šitaip. Va. Dabar, ką mes dar čia turim, tai interpėlį tokie. Čia nebuvo daryta konsolė, o tiesiog padarytas interpėlis, paimtas nuo fasado medienos ir vat, gražiai suderinta. Kam tai reikėjo padaryti? Pašto dėžutėje pakabinta, ne? Tai va. Pačios šukos padarytos iš 60x40 profilio, bet galima daryti iš 60x20, būtų siauresnis. Taip pat galima daryti ant 80x40, kada jau reikia labai plataus kažkokio tai profilio. Standartinis apatinis rėmas 60x60, tikrai tvirtas, apačioj panaudota itališka gembė, mes tarp kitko visada naudojame itališkas gembės, jos yra tikrai tvirtesnės negu lenkiškos ar čekiškos, turi papildomą lenkimą, netgi iš abiejų pusių, iš vienos ir iš kitos čia, tai į šonus, į viršų, kaip paimsit, jinai tikrai tvirtesnė negu analogai. Tai ir tiek, ir turim dar automatiką, Rodžeris čia tarp kitko stovi, gera, pastvirtinus automatiką, universalus švyturėlis ir visas kompleksas gaunasi toksai ir vaizdas tikrai neblogas. Viskas susilieja į vieną, labai gražu.